Sveiki sugrįžę, čia laida Padėkime augti. Kaip ir žadėjau, jūsų dėmesiui padėkime augti laidos įspūdžiai iš malonaus pasibuvimo pas dainininkę ir šokėją Kariną Krysko. Turbūt pamenate, kaip prieš kelis mėnesius mūsų laidoje žaviai šokėjai ir 6-9 danguje vokalistai, tuomet dar būsimai mamytei Karinai Krysko, padėjome išsirinkti vežimėlį būsimam vaikeliui. Visai netrukus Karina pagimdė sūnelį, taigi šiandieną domimės, kaip viskas praėjo, kokios nuotaikos ir kokie nauji patyrimai. Pasak Karinos, gimdymas praėjo sklandžiai. Jo metu jie atsisakė nuskausminamųjų, nors ir nežinojo, kaip viskas baigsis. Įsivaizdavau, kad bus baisiau, bet praėjo ir praėjo. Tai yra, kaip sakoma, fiziologija ir tai prasideda ir bet kokiu atveju baigėsi. 2011 metai, 11 mėnuo ir 11 diena išties ypatinga data ne tik Karinai, bet ir jo sūnui. Žmonės sako, kad ypatingų laikų gimę vaikai gyvenime nemažai pasieks ar padarys daug gero žmonijai. Aš turėjau pagimdyti lapkričio 22. Iš tikrųjų, tai va, ir aš kažkaip buvau susiplanavus ir darbus visus ir kažkaip tikrai nesitikėjau, kad tai bus daug anksčiau, nes sako, kad berniukai dar ir užsilaiko pas mamytes. Ja, jisai atvirkščiai, viskas sureguliavo taip, kaip jam atrodė gerai. Gimdymo nepraleido ir jaunasis tėvelis, garsus šokėjas Saulius Skambinas bei Karinos sesuo. Iš pradžių, pasak Karinos, Saulius buvo kiek susijaudinęs, bet vėliau įsidrąsinęs įamžino visą gimdymo procesą. Jisai pamatė, kad iš tikrųjų koks tai yra darbas iš vienos pusės ir tai tikrai skauda ir jisai matė visą tą procesą ir po to sakė, taip, aš dabar gerbiu moteris už tai, kad reikia visą tą praeiti. Dar ligoninėje Karina suprato, kad jos sugalvotas vardas Markus mažyliui visiškai netinka, o Sauliaus pasiūlytas vardas Kajus, verčiant iš rusų kalbos, turi neigiamą reikšmę. Bet jaunieji tėveliai šį galvosūkį išsprendė labai kūrybingai. Tai paskui sako Saulius, sugalvojau, iš Markus paėmam Ma, o iš Kajus paėmam Jūs ir gaunasi Majus. Labai gražus vardas ir reikšmė labai ten daug, tiek prirašyta, kad aš net neatsimenu. Bet labai viskas labai gerai. Pirmosios dienos namuose nebuvo sunkios. Atlikti namų ruošos darbus padėjo mama, o visa kita vyko savaime, prisimena Karina. Tiesiog galbūt mums vienas su kitu reikėjo vienas prie kito priprasti, tas ritmas, kad įsistovėtų taip. Ir pradžia, aišku, ir pilvukai, ir viskas. Bet šiaip vaikas ramus. Motinystė Karinai suteikė be galo daug džiaugsmo ir laimės. Kartais pažvelgusi į Majų, ji vis klausia, iš kur tu toks atsiradai? Be tavęs nebegaliu įsivaizduoti savo gyvenimo. Saulius labai daug kas jam ir sako, kad jisai toks švytintis visas vaikšto, jau pasikraunė, ateini, pasižiūri į tokį angeliuką ir kažkaip tai visos tos kitos problemos jos dingsta. Netrukus Majui sueis 4 mėnesiai. Su kiekviena diena jis stebina mamytę. Pradeda reaguoti į žaislus, sparčiai judina kojytes, o per maudines pliuškendamas jis vandenyje išmaudo ir mamą, ir tėtį. Pirmą kartą buvo labai smagu, kai nusišypsojo, tai čia buvo įvykis, man net ašaras. Bėga visiems skambinti, sakyti, kad pagaliau nusišypsojo pirmą kartą. Dar būdama nėščia, Karina buvo tvirtai apsisprendusi, kad savo mažylį maitins pati ir mažiausia tai truks pusę metų. Jos manymu, kiekviena motina gali išmaitinti savo kūdikį, nes viskas, kaip sakoma, yra moters galvoje, tačiau ji tikrai nesmerkia tų, kurios priverstos dirbti ir negali pamaitinti išalkusio mažylio. Visapusiškai esu subrendusi ir aš noriu skirti tą laiką jam dabar. Niekur aš nenoriu skubėti, nes niekas nepabėgs, niekas ten karjeros į sveikatą. ir tikrai, jeigu kažką tai sugalvosiu veikti, vėliau aš manau, tikrai ta terpė atsiras ir kažką sugalvosiu. Kai kurios ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio žvaigždės tik gimus kūdikiui iš anksto suplanuoja, kokį darželį, mokyklą šis lankys, kokiame universitete ar koledže studijuos. Karina sako taip toli neplanuojanti, ateis laikas tuomet ir spręs. Tačiau broliukas arba sesutė Majui Karinos šeimos planuose užima ne paskutinę vietą. Norėčiau, aišku, mergaitės dabar, panašios į mane, nes užtenka jūs. Majus, kopija Saulius. Tai va, bet aš dabar kol kas mes nesiruošiam labai skubėti, aš noriu kol kas džiaugtis Majum, o truputėlį paaugs, tada galvosim
Tikiuosi nebus per vėlų. Turbūt daugeliu įdomu, ar Karina kada nors grįš į sceną. Ir ar tikrai daugiau nieko nebeišgirsime apie grupę 6-9 danguje. Juk beveik visos jos narės – mamos, kurioms vis nepavyksta susitikti ir pasitarti dėl grupės likimo. Kažkaip niekaip dar nesusitinkam, nesuvažiuojam visos kartu, kad apsitarti, pagalvoti, ką mes darom toliau. Jeigu grįšim, tai tikrai kažkaip keisimės turbūt labai. Jeigu ne, tai aš tikrai liksiu scenai. Džiugu, kad Kariną Krysko ekrane matome tikrai ne paskutinį kartą. Norėtųsi kiekvienai mamai palinkėti tokios vidinės ramybės, šilumos ir nuoširdumo, kokį galėjome pajusti besisvečiuodami pas Kariną, o ji savo ruoštų siunčia linkėjimus jums. Džiaukitės, nepergyvenkit, tai tos visos problemos jos labai, čia yra smulkmenos, jos visos praeina ir džiaukitės tuo, ką turit.